Noriu pasakyti, kad kiek čia kainavo, tai aš vieną skaičių tikrai žinau. Kai jūs gal žinote, prieš kelis metus šitas projektas buvo sustabdytas. Jis buvo sustabdytas dėl nesažiningų politikų veiklos. Jie kreipėsi į prokuratūrą ir buvo bandymas ginti viešą interesą ir stabdyti šitą projektą. Tada 1,5 metų truko teismai, tiesiog bylinėjimasis teismuose, nes savivaldybė nesutiko su tokiu sprendimu ir laimėjo tą bylą. Tai per 1,5 metų mes dabar paskaičiavom, tai šito projekto kaina padidėjo 7 milijonais. Tai reikėtų surasti dabar tuos politikus ir paviešinti, kurie norėjo šitą projektą tada stabdyti. Ir manau, kad turėtų būti pareikalauta jų asmenės ir atsakomybės. Tam, kad tai būtų gera pamoka kitiem. Kad jeigu vėl kažkas norės tą projektą stabdyti, mes tikrai reikalausim asmenės atsakomybės, merė. Ar pritarsit? Nemanau, kad 7 milijonus turės, bet... Ne, bet esmė yra ta, kad negalima elgtis piktybiškai. Negalima stabdyti visuomenė reikalingo projekto statybos vien dėl kažkokių politinių ambicijų. Nes stato ir daro šitą projektą ne iš tos politinės partijos žmonės. Tai kenkėjiška veikla ir tai turėtų būti smerktina veikla. Ir jeigu bus bandymai dar kartą tą padaryti, aš tikrai pats susijimsiu tuo, kad žmonės, kurie stabdo tokius projektus, jie atsakytų už tuos veiksmus ir atsakytų už nuostolius ir žalą, kurie patiria valstybė.